Paskutinis Morkaus Evangelijos skyrius, 16, tokiu numeriu pažymėtas, 15-16 eilutės mums skelbia tokį nuostabų gražų dalyką. Viešpats, čia yra po jau prisikėlimo, prieš įžengiant į dangų, kaip tikras mokytojas, kaip tikras kariuomenės vadas, duoda paskutinės užduotis savo kariams, savo rinktiniai. Taigi, kokia ta užduotis yra man, kuris vadinuosi krikščionis, esu toks tapęs dėka mano tėvelių, mano protėvių, kurie man papasakoja, kurie iki manęs jau darė tai, apie ką čia Jėzus kalba savo mokiniams. Jie man paskelbė Evangeliją, štai turiu tokią užduotį eiti visą pasaulį, skelbti Evangeliją visai kūrinijai. Nekalba apie tik žmonės. Kai Jėzus kalba apie visą kūriniją, pats būdamas šios kūrinijos kūrėjas, architektas ir viešpats, jisai žino, ką sako. Visai kūriniai reiškia ir gamtai, ir aplinkai, kosmosui, mikro ir makro pasauliui. Geroji žinia, žodis Evangelija, tai nėra informacija. Jėzus pasiųsdamas savo karius, savo rinktinę, tuo pačiu ir kiekvieno iš mūsų, kurie esam krikščionis, jisai patikslina. Nesakiau, eikite į visą pasaulį ir papasakokite informaciją apie mane. Tai reiškia, kad buvau toksai, jis nepasakė, nueikite ir su Biblija gatvėje arba ten, kur savo įmonėje, namuose, paskaitykite savo artimiesiems vieną ar kitą Biblijos ištrauką arba kaip eilėraštuką padeklamuokit vieną kitą Biblijos citatą. Jisai nepasakė skelbti informacijos. Informacijos apie Jėzų jos net nereikia skelbti. Kiekvienas iš jūsų, jeigu turite išmanų daikčiuką, vadinasi telefonas, dabar tai yra mažieji kompiuteriai, ten yra viskas. Ir Biblija, ir komentarai, visa informacija apie Dievą yra. Kas neturi tų išmanių daikčiukų, Kretinga yra palaimintas miestas. Pereinate kitą gatvę ir yra toks užrašas Špitolė. Ten yra pati turtingiausia ir pati labiausiai visko turinti katalikiška informacijos vieta. Ten gausite viską, sužinosit informaciją apie Jėzų Kristų. Tačiau nežiūrint, kiek daug yra informacinių šaltinių, apsidarykite aplink save. Esam Kretinga, vadinamas Lietuvos Vatikanas, kuriame tiek daug vienuolynų ant tokio mažo gyventojų skaičiaus, bet realybę pamatysit kitokią. Pasirodo, kad visos žinios, tikybos pamokos, vaikų katechezės, štai dabar ruošiam vėl apie kelis šimtus vaikų, paauglių, kurie bus informuoti apie Jėzų. Jie pamokėlės mokosi, laikys egzaminus, tikriausiai. Paaugliai, kurie jau nėra paprasti vaikučiai, tai yra sąmoningi vaikinai ir merginos, kurie irgi keli šimtai, kurie apsisprendė priimti sutvirtinimo sakramentą. O ką jau kalbėti apie jūs, brangus broliai sesės, kurie esate suaugę žmonės? Juk jūs visi, nebejoju, turite vienokį ir kitokį išsilavinimą. Juk jūs daug žinote apie Dievą. Tačiau informacija, pasirodo, padėties nekeičia. Viešpats sako, eikite, papasakokite ne informaciją, bet papasako geroji žinia, tai reiškia, ką aš kaip Dievas padariau tavo gyvenime. Papasakok istoriją su manimi, kokią nors. Ot ką aš tau padariau tavo gyvenime. Ir jeigu tu neturi ką papasakoti savo vaikams, ką Dievas tau gero yra padaręs,
Jeigu tu esi vyras ir negali papasakoti nieko savo žmonai, ką Dievas padarė tavo gyvenime, o tu žmona, jeigu neturi nieko neturi, jokios geros žinios, ką tu Dievas padarė, jūs esate patys nelaimingiausi žmonės pasaulyje. Net jeigu kažkas iš jūsų esate baigę teologijos studijas, kaip mūsų tarpe kunigų yra, kiek mūsų tarpe yra baigę ir teologijas, ir magistro laipsnis apsigynę, žiūrėk, ir kažkas daktarą apsigynęs, ir profesorius, ir toks nelaimingas. Nes tiek daug turi žinių ir taip mažai patirties. Nežino, ką jam Dievas yra padaręs. Mėlyjei, taigi štai tokia geroji žinia šiandien yra skelbiama mums. Ir toliau sako, pasirodo, kad aš negaliu likti neutralus ir pasakyti, norėsiu, skaitysiu tą Bibliją, norėsiu, neskaitysiu, norėsiu, įtikėsiu, norėsiu, neįtikėsiu. Kas man iš to? Sekantis sakinys, kurį pasako mūsų karo vadas, Dievas, Jėzus Kristus, yra toksai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. O čia jau truputį rimčiau. Jeigu būčiau koks nors šiuolaikinis ES vadovas, valdininkas, koks nors pirmininkas, kuris turiu galios pultelį vadinamą, kai galiu visus pagazdinti. Ir jeigu jums pasakyčiau tokias direktyvas, ką dabar bando padaryti, jeigu žinote, mums ta pati valdžia, kurie manosi yra visagaliai, jeigu pasakysiu ką nors tokio ir tu nepadarysi, būsi pasmerktas. Biblijoje tai aprašoma labai aiškiai, kad ateis tokie laikai, kai pasaulio valdžia įvedinės skaičiukus tam tikrus, kiekvienas iš jūsų turėsit po savo QR kodą ar kokią ten kitą formą. Ten yra, kalbama dar tokie 3 skaičiai, 6 arba 3 dideli kvadratukai. Ir pasakyta, kas neturės to kvadratuko, bus pasmerktas. Negalėsit nei pirkti, nei parduoti, nei keliauti, negalėsite dirbti, jeigu jūsų tarp yra mokytojų, negalėsite dirbti mokykloje, jeigu neturėsite šito kvadratuko. Jūs, kunigai, negalėsite daryti savo darbų, jeigu neturėsite to kvadratuko. Tai va, tai jeigu pasaulis va taip pasako, mes taip, aš gerai, viską, ką tik tai reikės, tik tai būsiu, kas tik nori, žinai. Tik tai nemušk. O Jėzus sako, aš tavęs negazdinu. Aš tik tai pasakau, kad perduokit visiems mano broliams sesėm, kad žinot, kad Dievas yra, dar tavęs neišgelbės. Taip pat atlikti tam tikrą liturginį veiksmą tavęs neišgelbės. Pažiūrėkite, kaip eina žodžių seka. Ne kas pasikrikštis bus išgelbėtas, bet kas įtikės ir pasikrikštis, tas bus išgelbėtas. Ir toliau parašyta, o kas bus pasmerktas, nieko nerašo apie krikštą. Sako, kas netikės, bus pasmerktas, net jeigu ir bus pasikrikštijęs, net jeigu bus priėjęs komunijos, net jeigu bus priėjęs sutvirtinimo sakramentą, net jeigu turės santuokos sakramentą, net jeigu turės kunigystės sakramentą ir va čia jums pasakos dėsis, kaip jūs turit gyventi. Net jeigu turės raudoną arba baltą kepurikę ir gyvens Vatikane.
jeigu netikės. Ir toks geras liaudies žodis, bus tau kapėts. Vat šitai. Ir mes žinome tokį Saulių, kurio šiandien dieną, kaip atsivertimo jo naujo gimimo dieną minime, tas Saulius, kaip jisai rašo laiške Timotiejui, sako, aš buvau tikintis žmogus, turėjau tiek daug žinių apie Dievą. Jis buvo baigęs tuo metu pačią stipriausią teologijos, filosofijos ir Biblijos mokyklą prie Gamalėlio kojų. Tai kažkas panašaus, kaip tie garsus universitetai, dėl kurių dabar čia visi lydosi ir nori, kad jų vaikai tenais mokytųsi. Jisai turėjo tos mokyklos aukščiausią diplomą. Ir ką jis rašo apie save? Kad jisai, turėdamas tiek žinių, tiek informacijos apie Dievą, aš buvau smurtautojas, piktžodžiautojas ir persekiotojas. Pirmas laiškas Timotiejui, 1 skyrius, 13 eilutė, galėsit pasitikrinti. Jis pats tai deklaruoja. Kaip yra baisu daug žinoti apie Dievą ir būti piktžodžiautojų, persekiotojų ir smurtautojų. Mes tokių pavyzdžių turime netgi šeimose. Vyras arba žmona deklaruojanti, kokie jie katalikai, savo elgesiu tai paneigia. Mūsų valdžioje esantis žmonės, kurie deklaruoja visą gerklę, kokie katalikai, visišką laisvą ranką pasirašo įstatymą kūdikėlio Jėzaus 3 karalių šventėje išžudyti kūdikius masiniu ginklu, cheminis abortas. Kalbu de facto ir de jures, galit patikrinti informaciją, kas yra daroma Lietuvoje. Tai yra katalikas, šeimos tėvas, ministras. Taip turim taip pat dar kitų tokių smurtautojų, persekiotojų ir piktžodžiautojų šventai dvasiai, kai vienu įstatymu nubraukė ir sako, jūsų vaikai dabar bus mokomi kitokios sampratos apie šeimą. Lietuvoje vis dar kažkodėl tai nežinau, bet niekas nepaskelbė, kad Lietuvos konstitucija yra 2 lytis. Tačiau mes žinome, kad mūsų ministrai iki šiol to garsiai neįvardino. Ačiū Dievui, kad už Atlanto vienas protingas žmogus, matysim, kiek jis išliks protingas, pasakė, kad jo šaly nuo šiol 2 lytis pagal Bibliją - vyriška ir moteriška. Kalbu jums, kaip atrodo žmogus, kuris yra pakrikštytas, bet neįtikėjęs. Kalbu apie tą senąjį žmogų, tą Saulių, religingą žmogų. Ir žinote, kas yra įdomu, kad religingi žmonės, kurie turi daug žinių, bet yra neįtikėję, kurie taip ir nesusitiko Jėzaus, jie neturi papasakoti Evangelijos, ką Dievas padarė nuostabaus jam. Jie yra įsitikinę, jog elgėsi teisingai. Aš juos pilnai suprantu, tie, kurie vienu parašu išleidžia naują cheminį ginklą žudyti Lietuvos gyventojams, kurie lengvų parašų priverčia visus Lietuvos mokytojus, pedagogus smurtiniu būdu, tokiu psichologiniu smurtiniu būdu priimti QR kodą. Jis dar kitaip vadinas pedofilų arba pedofilės kodas, kadangi jeigu tu jo neišsiimsi, tu negalėsi dirbti mokykloje. Kalbu apie visiškai šviežius dalykus. Tai yra, šitie žmonės yra įsitikinę, kad jie daro gerai, nes jie buvo pakrikštyti, žinių turėjo, bet neįtikėjo. Ir mes turime laisvę. Viešpats dovanoja laisvę
tokia. Tu gali šiandien pasirinkti būti pasmerktas ar būti išgelbėtas. Jeigu jūsų tarpe atsiras tokių, kaip Biblijoje aprašo irgi vieną atvejį, kaip tikintis religingi žmonės įtikėjo, kad Jėzus Kristus yra viešpats, jie atėjo pas apaštalus ir sakė, broliai, ką mums daryti, kad nepražūtumėm. Ir šioje vietoje tiek apaštalas Paulius, tiek visi apaštalai mus kviečia, mylėjai, krikštas, kurį tu gavai, ir žinios, kurias girdėjai apie Dievą vaikystėje, tai yra tik tai startas. Kad tu taptum Kristaus mokiniu, kad taptum Jėzaus sekėjų, neužtenka žinoti, reikalinga gyventi Evangeliją. Jeigu aš Biblijos nebeskaitau, jeigu aš nebeskaitau meilės laiško, nes Biblija yra meilės laiškas žmogui. Jūs nesistebėkit, kad tada žmogus tampa tuo, ką jis valgo. Vat ką jūs, brangus broliai seserys, skaitot, ką jūs žiūrit, klausotės. Vat tokie jūs ir esate. Kaip kartais žiūriu, galvoju, ar šiandien dar yra žmonių, kurie skaito Bibliją. Nes kai žiūriu aplinkui, tai likę 2 milijonai Lietuvos gyventojų, kai jiems nuleidinėja priešingas Dievo tvarkai taisyklės, visi nulenktom ausim, gerai, mes klausysim. O paskui sako, o kaip čia taip atėjo, kad pas mus jau diktatūra? Tai va, mėlyjeji, kad neįsiplėst, kviečiu visus laiką švęsti laisvę Kristuje. Ir jeigu tu buvai tas smurtautojas, Dievas nenori, kad tu tapatintum save su savo praeitimi. Saulius buvo kažkada tai toksai, jisai pasirinko, nuo šiandien renkuosi Jėzų Kristų, noriu būti naujų žmogumi. Amen.